tema valdžios savivalė ir piliečių valia. Kitaip tariant, piliečiai prieš valdžios savivalę. Dažnai Lietuvos visuomenė vadinama tylinčia visuomenė. Tačiau malonu, kad šio teisingumo registro svečiai nesutinka su tuo, nesutiko tylėti, nenusileido ir galų gale pasiekė arba pasieks, tikiuosi, savo teisybę. Ir rodys savo teisybę, aišku, teisėtų teismo keliu. Alytaus aeroklubo direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Urbanavičius. Sveiki, padangių pilotė. Jūsų bėdos prasidėjo kur truputį anksčiau. Kai, žodžiu, ir prasidėjo tada, kai buvo tokia nelabai vykusi mūsų visos sporto sistemos reforma, kai buvo panaikinta Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentas veikęs prie vyriausybės, faktiškai išardyta visa kitados mūsų pirmojo tautinio olimpinio komiteto prezidento Artūro Poviliūno sukurta olimpinio sporto ir olimpiečių rengimo sistema. Ir tada kaip tik ir prasidėjo ir visų Lietuvos aviatorių bėdos ir taip pat konkrečiai Alytaus aeroklubo. Taip, tai kai buvo panaikintas Lietuvos sporto departamentas ir Skvernelio vyriausybės pasiūlyta perduoti tą turtą savivaldybėm, ko aviatoriai ir labiausiai bijojo, kad žemiausiam lygmenį bus perduota ir išdraskyta, įvelta į teismus, į ginčus. Tai, ką mes ir sakėm, tas ir įvyko ir perdavus savivaldybei buvusį ir patikėjimo teisę valdytą sporto departamento turtą Alytaus aeroklubo savivaldybei. Turtas buvo užrakytas, aviatoriai išvyti lauko. Nekilnojamas turtas. Nekilnojamas, net taip, ne žemė. Tai yra statiniai, orlaiviai. Pastatai, bendrabutis, viskas. Taip, orlaiviai, jo, kurie irgi buvo, tai yra, galima sakyti, vis tiek organizacijos, aviatorių sukurta bazė, puoselėta veikla visa vykdyta. Tapo savivaldybės. Bet dar pabrėžkime tai, kad ne tik tai Skvernelio vyriausybė panaikino sporto departamentą, kūno kultūros ir sporto departamentą, bet ir išbraukė iš strateginių objektų visus jūsų aerodromus. Taip. Tai kaip tai paveikė jūsų likimą? Tada atsirado kelias parceliuoti tą visą turtą, tai perduoti savivaldybėm, o nuo savivaldybės politikierių priklauso sprendimai ir ką nori, tą daro. Aš manau, kad čia viena iš didžiausių buvo nuodėmių Skvernelio vyriausybės, tokia gal pati kaip ir miškų urėdijų išardymas, kai miškai atiteko Lietuvos medienos perdirbėjams faktiškai ir net užsienio kompanijoms. O čia šiuo atveju buvo, manau, atrištos rankos tokiai labiausiai korumpuotai Lietuvoje tarnybai, tai nacionaliniai žemės tarnybai, kuri iš tikrųjų, ir jūsų istorija, kiek žinau, atliko juodą vaidmenį. Žiūrėkit, gerbiamas, jūs kiek metų vadovavot Alytaus aeroklubui? Nuo 97 iki 20. Tai žiūrėkit, tai jums teko merų duris įvairių varstyti. Na ir jūs galite tikrai palyginti, taip sakant, yra kaip tos, kurie buvo iš tarybinių laikų atėję, buvo komunistai galbūt netgi, ir dabartinis, kuris neturi jokios, net komjaunuolių nebuvo. Nors elgėsi kaip komjaunuolis, kaip supratau. Tai gal kas daugiausia liečia aeroklubo aviacijos veiklą, tai taip. Buvęs meras Vytautas Kirkliauskas, galėčiau pasakyti, kad ko gero jo laikotarpiu daugiausia prisidėjo prie aeroklubo
veiklos plėtros, irgi surinkti tokį tarptautiniai aviacijos renginiai kartu su prancūzais, kadangi Normandijos Nemuno eskadrilė bazavosi šiame aerodrome. Taip pat kiti, o dabartinį merą tai belieka įvertinti tik tai kaip blogiausią merą. Jo žodis konos vertas yra ir apskritai. Kiek aš prisimenu, kas liečia irgi daugiausia aerodromo reikalus, tai kol dar nebuvo išrinktas meru, tai sakė, kad reikia aerodromo dar ką, bet tik išrinkus, gal po mėnesio, atvyko su tuometiniu administracijos direktorium Juoniu į aerodromą, tokį kaip po vaido, išlipo, tik tai dairosi, rankom dėlioja, čia bus tas pats, nei labas, nei sudie. Priejau, paklausiau, labą dieną, ką čia planuojat, ką čia. Čia važiuoram, čia bus laisva ekonominė zona, aerodromo čia nebus. Tai kai žmogus prieš tai šneka vieną, paskui daro kitą, kaip jo tikėti. Bet, Kęstuti, žiūrėkite, čia ir nustebino. Tarkime, jeigu tai meras būtų, koks nors atėjūnas pasamdytas, pravažiuojantis, dažnai tai būna iš kito miesto, betgi Nerijus Česiulis yra gimęs, augęs, mokęsis Alytuje. Jis puikiai žino, ką tai reiškia miesto istorijoje Alytaus aerodromas ir aeroklubas. Jis žino be abejo, kad šitas aerodromas įkurtas 1939 metais. Aeroklubas veikia nuo 59 metų. Taip, vienas seniausių organizacijų. Tai yra miesto istorija. Tai kaip tu gali būti miesto patriotas, jeigu tu negerbi savo miesto istorijos? Kaip jūs tai paaiškintume? Nežinau, mes klausimą irgi užduodam, kas už to stovi tada. Kieno interesai, kieno jis interesus gina. Nes šitoj vietoj nei miesto, nei aeroklubo interesų jisai tikrai negina. Jis gina savo interesus. O nežinoma, kokia interesų grupė stovi. Tai vis tiek yra, negali būti vienas Česiulis apžioti 102,5 hektaro, žodžiu. Imkim, kas dalyvauja sprendimuose, pasižiūrėkim, tai ir valdantieji, tai tie patys ir konservatoriai. O kas dabar sudaro valdančią daugumą Alytaus miesto savivaldybės taryboje? Tai socialdemokratai, konservatoriai ir kiti. Liberalai gal? Taip, liberalai ten, pilietininkai dar. Tai žodžiu, Alytuje konservatoriai ir socialdemokratai nesipyksta kaip jie draugiškai gyvena ir priminėja sprendimus. Bet man keista, kad žodžiu, mero jūsų jaunojo širdies nesumykština net kreipimaisi į, pavyzdžiui, visų kitų aviatorių, tai yra akrobatinio skraidimo, skaičiau, kad į teismą kreiptasi į sklandytuvų federacijos, į aviamodelių. Visos Lietuvos aviatoriai, kadangi buvom vieni pirmųjų, kuriuo vyriausybės nutarimą turėjo įvykdyti, tai yra Alytaus aeroklubo ir Alytaus savivaldybei perduotas turtas buvo vieni pirmųjų, tai buvo didžiausias susirūpinimas ir kreipimasis ir į tuometinį premjerą Skvernelį, prirašyta raštų, argumentų, dėl ko tai daryti, bet niekas nekreipė dėmesio nei į aviacijos sporto bendruomenės kreipimusius, nei specialistus, nieko. Viskas buvo priimta buldozerio principu. Teko pereiti bylas, tai pirmas raundas buvo, kurį jūs sėkmingai praplaukėte, tai žodžiu, 18-19 metais, žodžiu, ir laimėjot bylas ir vis tiek likot benamiais, taip žodžiu. Ir mane irgi taip sudomino, kad jūs irgi taip, kaip paskui kalbėsime,
kad bando įveikti per tokias teisinės gudrybės ir triukus. Tai jūs, pavyzdžiui, taip, žodžiu, užpuolė per 2 sutartis, kurios teisme, kurios yra iš tikrųjų viena be kitos negali. Tai aš trumpai paaiškinsiu, žodžiu, pagal vieną sutartį jūs panaudos teise valdote net 102,5 hektaro žemės. Ir sutartis 68 metams sudaryta. 2010 metais. Antra sutartis yra, kur šitą reformą viską ir sujaukė, žodžiu. Tai yra nekilnojamo turto. Tai yra visos įrangos, bendrabučių, infrastruktūros, angarai. Taip, statiniai, visas valstybės turtas nekilnojamas. Ir čia, kadangi tą turtą valdė pasitikėjimo teise departamentas, kurį panaikino, tą turtą pasitikėjimo teise permetė į švietimo ministeriją, kuri irgi 5 koja buvo, po to į sporto centrą galų gale ir sudarė tik tai, kadangi reforma tik tai nekilnojamo turto tik 1 metam. Tik 1 metams, tai žemė, kurie turi aerodromas 68 metai, o nekilnojamą turtą, kur, žodžiu, tik 1 metam. Ir kai tik ta sutartis pasibaigė, tada kreipėsi gerbiamas Kęstutis į aerodromas į pratęsti sutartį. Aš sako, nepratęsim. Ir, žodžiu, ir pakimba ore viskas. Ir tada įsijungia nacionalinė žemės tarnyba. Irgi. Ir neva viskas yra pagal įstatymus, taip sakant, biurokratai dirba. Nebe savivaldybės spaudimo. Taip, čia yra bendras sprendimas. Kadangi savivaldybė nepratęsė sutarties angaram, lėktuvam, taip toliau viską, tai nacionalinė žemės tarnyba rašo išvadą. Vadinasi, aeroklubas šitą visą nekilnojamą turtą, lėktuvus, sklandytuvus, angarus, bendrabučius, administracinį pastatą naudoja ne pagal paskirtį. Išvada - nutraukti sutartį. Tai žemės. Tai gal aeroklubas tai gal pagal paskirtį naudoja, tik tai jam nesuteikta naudoti. Taip sakėte. Ir kadangi tas turtas buvo perduotas savivaldybei, tai kaip ir jie teigia, nutrūksta ir žemės panaudos sutartis. Bet žemės panaudos sutartis yra ne statinių ar turto eksploatavimui, o veiklai. Nes aerodromų naudojamės ne tik mes, aeroklubas. Naudojasi ir kitos organizacijos, sporto ir aviatoriai, ir karinės oro pajėgos, ir pasieniečiai kaip reikia, ir pratybos viskas. Irgi aerodromas tarnauja visiems. Taip. Ir ta veikla vyksta, tinkamumas aerodromo yra pratęstas. Bet tai įsivaizduojat, pavyzdžiui, jeigu, tarkime, jūs jau minėjot, kad norėtų įrengti laisvą ekonominę zoną, tai ten yra puikus infrastruktūra, visa kita, tai yra suprantama, kaip tai būtų pelninga Alytui. Nors mes kalbėsim dar irgi apie tai. Bet tai dabar tokia esant geopolitiniai kariniai situacijai, taigi vis tiek čia yra vienas iš strateginių, taip sakant, aukso vertės yra. Pasienyje. Ir mes jį norim likviduoti. Tai kas čia kuo galvoja, kuria vieta ir ar čia priešų darbas, ar kieno? Tai va čia irgi klausimas dabar, jeigu irgi kaimynai Lenkai Suvalkuose tuo momentu įrengė, pasidaro naują aerodromą su... O mes, taip sakant... Jo, mes Alytaus aeroklubo lėšomis yra padarytas aerodromo detalusis planas su vizija, kas jame galėtų atsirasti, veikti viską. Šiuo momentu vėl Alytaus miesto vyriausias vadybininkas Cisulis sako, kad aerodromui ne ir čia turi būti laisva ekonominė zona.
mes netgi ir tai įžvelgiam, gerai, gali atsirasti ir verslas ten, ir aviacijai, bet pirmiausia padarykit tam, kam priklauso, tai taką, angarus. Ir šalia atsiras ir verslas, investuos. Ne, betgi yra, žinau, kad ne tik tai yra pasiūlymas, kad Alytaus rajonas norėtų kartu su Alytaus miestu savivaldybė daryti laisvą ekonominę zoną, sakant, yra. Bet kodėl taigi kooperuoti reikia, suvienyti visas jėgas. Tai čia mum taip atrodo gerai būti kooperacija viską, bet du karaliai, kuris bus pagrindinis, kuris yra rajono meras ir miesto meras, ir nei vienas, nei kitas. Taigi, bet abu Alytuje gyvena, net yra savivaldybės netoli vienos kitos. Čia jau jų politinis sprendimas turi būti. Kadangi jūs iš tikrųjų irgi apsukot, jau buvote apsukę ratą ir atsimušę nuo šitų visų privatizuotojų ir nekilnojamo turto vystytojų. Ir laimėję 2 pakopų teismus. Ir staiga vėl jie polė į ataką. Taip sakant, yra. Ir vėlgi... Ant to pačio grėblio užlipo vėl. Taip, ir vėlgi Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų teisėja Leona Jakelevičienė puikiai irgi viską išnagrinėjo, viską sudėliojo, aišku, ne viską galėjo pagal įstatymą patenkinti, bet iš dalies patenkino ieškinį viską ir faktiškai apgynė, nors, kiek žinau, jūs vis tiek dabar esate benamiai. Taip, kol kas esame neįleisti užrakyta. Kokia teisinė padėtis dabar yra? Nei patys naudoja, nei žino, ką daryti su tuo turtu ir mūsų veikla stabdo irgi naikina. Tai va. Tai teismo sprendimas yra palankus mūsų, kaip mes ir tikėjomės, ir dėl pačio nacionalinės žemės tarnybos sprendimo panaikinti panaudos sutartį ir kad ta sutartis turto yra neterminuota, galiojanti, tai yra 10 metų. Tai iki 26 metų yra. Ir šiam momentui mes turėtum teisę naudotis, patekti, bet savivaldybės... Neįsiteisėjo, tai skundžiai? Ne, jau taip, jie skundė, bet teismas jau pasisakė, kad mes teisūs, mes teisiškai darom, teisiniu keliu einam. 3 teismai yra, jau, taip sakant, yra 3 teismai, čia iš naujo yra pripažinę, jūs apgynė jūsų interesą. Taip, kaip ir Karolis sako, irgi visiems iš teismam irgi išleistos tūkstantinės lėšos irgi, daug nervų, kantrybės, kaip sakant, padėta ir kas iš to dabar, kas atsakys už tai, iš kieno kišenės, vėl iš tų pačių mokesčių mokėtojų ir kompensacijos už teismus ir viskas. Tai va toks požiūris miesto galvos ir parankinių irgi. Ir taip yra. Tai vadinasi, taip yra, kad, žodžiu, partijos keičiasi, bet esmė nesikeičia, nes tada yra, iš tikrųjų yra, sakant, viena šaika, kaip šiais laikais populiari sąvoka. Kągi, jūsų pozicija turėtų įkvėpti visus Lietuvos žmonės, kad nereikia pasiduoti, nereikia nusileisti, nereikia tylėti, o vis dėlto eiti, bandyti apginti savo ir, kaip jūsų ir visuomenės interesus, savo teises, nekentėti ir netylėti. Manau, kad aviacijos sportas taip pat nenumirs ir ypač Alytuje, kuris vienas yra iš branduolių mūsų. Taip, Alytaus aeroklubas ir tuo sovietmečiu buvo vienas stipriausių
stipriausių organizacijų, kurios veikia ir sklandymas, akrobatinis skraidymas, aviamodelių sportas, tai visos techninės sporto šakos. Aeroklube užaugo ne vienas profesionalas, ir lakūnas, ir karo lakūnas. Ir taip pat ir jūs, pilotas. Taip, tai va, ir tą viską nuvertinti, tai yra nepagarba tiem žmonėm, kurie kūrė tą bazę, tą aviacijos židinį. Ištisos kartos. Taip, ir va, tai čia didžiulė nepagarba miesto vadovo ir jo parankinių, ir administracijos direktorės, ir pavaduotojų, kurie irgi, tai va, tokia socdemų ir konservatorių kompanija, taip ir greuna. Kad jūsų žodžiai, sakant, Dievo jausė, kadangi tai abu alytiškiai. Jo, abu alytiškiai, mylim savo miestą ir stengiamės, aišku, ir nebėgam iš jo. Tai tos sėkmės. Viso labo.